Na ką, labas rytas visiems. Važiuoju į Klaipėdą iš tikrųjų iš pat ankstyvo ryto, tai nusprendžiau padaryti tokią, kaip pasakyti, klausimų atsakymų galbūt sesiją. Tiesiog pasidalinti patirtim, nes vis elektroniniu paštu gaunu klausimų, kaip pasiekti daugiau, kaip uždirbti daugiau, kaip nežinau, gauti daugiau kažko tai gero į savo gyvenimą. Ir iš tikrųjų nespėju visko atrašyti elektroniniais laiškais, tai galvoju padarysiu tiesiog video apie tai. Ir kadangi turiu geras porą valandų laiko laisvo pasivažinėjimams, tai galvoju, why not? Tiesa, kadangi važiuoju kely, tai vienas prašymas, tų, kas visą laiką mėgsta parašyti kažkokį komentarą, kad vairuodamas darai video, čia nesaugu, taip toliau panašiai, tai ačiū labai už jūsų nuoširdų rūpestį, bet telefonas pritvirtintas, viskas paruošta, taip kad bus galima be problemų komunikuoti su jumis, tikiuosi, kad laikiklis nenukris. Taip pat, kas liečia klausimus, tai aš labai laukčiau jūsų klausimų. Laukiu, tai yra net nelaukčiau, kas liečia susijęs šiandien apie tai, kaip uždirbti daugiau, kaip pasiekti daugiau, tai iš tos pusės. Ir tiesa, dar vienas dalykas. Kadangi per mobilų internetą viskas eina, tai gali būti, kad bus kažkokių ryšių problemų, tai vėlgi nepykit, jeigu kažkas tokio nutiktų, tikėkime, kad išsaugos video tiesiog įrašas. Tai dabar, kaip ir sakiau, praeitą savaitę iš tikrųjų nemažai sulaukiau klausimų, kaip uždirbti daugiau, kaip pasiekti daugiau. Ir aš šitą klausimą savo užduodavau neįsivaizduojate kiek kartų iki greičiausiai praėjusio savaitgalio. Mano pagrindinis klausimas gyvenime buvo, iš tikrųjų, paskutinius greičiausiai 10 metų, būtent tas, kaip uždirbti daugiau, ką daryti, kad gauti daugiau pinigų, daugiau sėkmės, daugiau pasiekimų, daugiau kažko gero į savo gyvenimą. Ir tas klausimas iš esmės nėra blogas, nes yra geras klausimas ir ką reikėtų užduoti. Todėl, kad norint uždirbti daugiau, visų pirma, reikia uždavinėti savo tinkamus klausimus. Ką reiškia užduoti savo tinkamą klausimą? Tai reiškia, jeigu aš savo užduodu klausimą, kaip apmokėti šio mėnesio komunalinius mokesčius, tai spėkit, koks iš to bus rezultatas. Akivaizdu, kad aš uždirbsiu arba tik tais tiek, kad apmokėčiau komunalinius, arba netgi mažiau. Ir žmonės po to stebisi, kodėl, kas vyksta, kodėl aš neuždirbu pakankamai. Tai reiškia, jeigu jūs uždavinėsit, kaip sakiau, klausimą, kaip pasiekti, tai kad, pavyzdžiui, pratemti mėnesį, kaip man pragyventi mėnesį, tai jūs uždirbsite truputėlį mažiau, negu kad reikia pragyventi jums mėnesį. Jeigu jūs užduosite savo klausimą, kaip gyventi pasiturinti gyvenimą, kaip turėti visko, ko man reikia gyvenime, jūs, aišku, viso to greičiausiai neturėsite. Turėsite šiek tiek mažiau, tai yra tiek, kiek jūs, kaip tai pavadinti, toleruojate. Kiek turto, kiek sėkmės toleruojate, tiek ir turite. Arba jeigu jūs pradėte uždirbinėti mažiau, negu jūs toleruojate, automatiškai tai tampa nebe komforto zona ir jūs tenksitės uždirbti daugiau. Koks galėtų būti to praktinis pavyzdys? Vėlgi, čia tiesiog paimsiu pavyzdį tokį, kokį tiesiog sugalvoju paprastą banalų, tai nėra, kad noriu kažką parodyti, kad kažkas blogai ar gerai su tuo, tiesiog kaip pavyzdys. Prieš porą savaičių teko būti Šiauliuose ir vesti seminarą ir surado merginos Šiaulių viešbutyje kambarį, nes kitur pasirodo Šiauliuose visur užimti ir pagyventi neina. Kas vyksta? Aš atvažiuoju tą Šiaulių viešbutį ir ten viskas, sakykim taip, lyg 20 metų būtų atsukta laikas atgal. Baldai seni, vėsoka, labai bent jau gerai, kad Wi-Fi'us buvo ir iš tikrųjų tokia aplinka, kad sakau, 20 metų atgal, viskas senai. Ir aš galiu ten gyventi, viskas tvarkoju, jokių problemų, bet tai nėra tas komforto lygis, kokį aš toleruoju. Ir tiesiog aš sakau, kad ne, mane damušė iš tikrųjų pusryčiai Šiaulių viešbutyje, nes ten buvo realiai gan baisu iš tikrųjų. Klejonkės ant stalų ir ten skaitosi vienas iš, kaip pasakyti, kietesnių viešbučių. Tai vėlgi, tai buvo pavyzdys, kad aš tokio lygio netoleruoju, todėl aš sekantį kartą, tai yra niekada daugiau, vėl negaliu sakyti niekada, bet aš tenksiu daugiau Šiauliuose, Šiaulių viešbutyje negyventi, nes tai yra žemiau mano tolerancijos lygio.
Dabar problema su to tolerancijos lygiu kokia yra, kad pas didžiąją dalį visuomenės tas tolerancijos lygis yra labai žemas. Ir esmė yra ta, kad jūs gaunate tai, ką jūs toleruojate. Va ir viskas. Jeigu jūs toleruojate neturėjimą pinigų, toleruojate neturėjimą normalaus būsto, neturėjimą atostogų, tai tokį gyvenimą jūs ir turite. Tai va, tai kaip ir sakiau, labai svarbus aspektas yra, kokį klausimą, kokio lygio klausimą jūs savo užduodate. Jeigu tas jūsų pirminis klausimas, kas liečia pajamos, yra žemo tikslo, kaip ir sakau, tiesiog pratemti mėnesį, turėti už ką pragyventi, greičiausiai tiek ir turėsite, arba mažiau, tiesiog greičiausiai turėsite mažiau. Tai va, kitas dalykas. Kaip ir sakiau, mano klausimas, tas pagrindinis klausimas, ką aš savo uždavinėjau ilgus metus, buvo kaip uždirbti daugiau, ką daryti, kad uždirbti daugiau, kaip pritraukti daugiau sėkmės, daugiau visko, daugiau laimės į savo gyvenimą. Bet iš tikrųjų, nuoširdžiai šnekant, visą laiką fokusavausi į tą, kaip uždirbti daugiau pinigų. Ir tas klausimas, jeigu klausite dažnai savęs, kaip uždirbti daugiau, vėlgi, jis yra, kaip sakai, konstruktyvus, geras, bet jis turi vieną neigiamą aspektą. Jūs tokiu atveju susikoncentruosit labai smarkiai į pasiekimus, į tikslo pasiekimą, į rezultato pasiekimą ir į materialistinius dalykus, kas ilgainiui gali šiek tiek pagadinti jūsų santykius, jūsų gyvenimą. Aš kalbu apie santykius bendrai tiek su antra pusė, tiek su kolegomis, bendrai santykius gyvenime. Ir, kaip sakiau, aš lygiai taip pat galvojau, kad viskas, į ką reikia fokusuotis, yra kaip uždirbti daugiau. Nes atrodo, kad tokiam pasauliu gyveni, jeigu darai savo verslą, tai nori, kad tas verslas augtų, nori, kad viskas progresuotų. Bet vėlgi, ilgainiui suvokiau, kad tas klausimas yra ribotas. Ir jeigu iš tikrųjų norite uždirbti daugiau, norite pasiekti daugiau, tas klausimas, kaip uždirbti daugiau, nėra teisingas. Kaip sakau, aš ilgą laiką asmeniškai tikrai taip galvojau, bet prie ko priėjau, kad jeigu nori gauti daugiau kažko tai į savo gyvenimą, visų pirma, turi kažką tai duoti. Net ne kažką tai, o tai, kas yra vertinga kitam žmogui. Tai šiandienos viena tikriausiai svarbiausių minčių, ką noriu per šitą live transliaciją pasakyti ir perduoti visiems tiems, kas klausia savęs ar klausia kitų ar per mokymus klausia, kaip uždirbti daugiau. Aš sakysiu taip, pagalvok apie tai, kaip duoti daugiau. Kaip sukurti daugiau pridėtinės vertės, kaip padaryti daugiau gero pasauliu. Nes jeigu fokusas bus tik tais į save, taip kažkiek pinigų pritrauksi. Bet jeigu jūsų fokusas bus iš savęs, tai į davimo orientuotas, į pagalbą kitiems, visiškai kitokio lygmens, visiškai aukštesnio lygmens nauda, nebūtinai pinigai, bet nauda ateis jūsų gyvenimą. Nauda tai gali būti jūs jausitės laimingi, jūs jausite pilnatvę savo gyvenime, žmonės bus jums dėkingi ir jūs patys būsite dėkingi už tai, kas vyksta aplinkui. Įvykiai įvairiausiai jums gausis tiesiog natūraliai, geri dalykai pradės vykti. Tai kaip ir sakau, jeigu tu stengiasi duoti, visas fokusas yra sukuriant pridėtinę vertę, visą tai grįžta, vadinkim, bumerango karmos principu. Tai va, dabar vėlgi, kokie to pavyzdžiai gali būti, ką reiškia duoti ir sukurti pridėtinės vertės. Pridėtinė vertė gali būti labai įvairi. Gal panagrinėkim keletą, pavyzdžiui, tokių labai aiškių pavyzdžių ir keletą gal tokių subtilesnių. Mano galva, vienas tokių aiškiausių dalykų, kaip žmonių, kas prideda daug vertės, pavadinkim būtų, pavyzdžiui, Billas Gatesas. Vėl, aš imsiu už pavyzdį, nekritikuoju, nežiūrint, ar jis ten buvo geras ar blogas, ar tebėra vienoks ar kitoks žmogus. Bet štai koncepcija, kaip padaryti pridėti didžiulę vertę. Jeigu aš teisingai atsimenu Microsoft istoriją, tuo metu buvo gaminami kompiuteriai, tačiau jie neturėjo patogios operacinės sistemos valdyti būtent tą kompiuterį ir juo naudotis. Ką sugalvojo Billas Gatesas? Jisai sugalvojo labai šaunią, gerą idėją, kad reikia tiems metalo gabalams, reikalinga yra programinė įranga, kurią būtų paprasta naudotis
kiekvienam žmogui. Ir taip, aišku, gimė Windows. Ką mes turim dabar? Tai Billas Gatesas kūrė vertę ne vienam žmogui, bet dideliai masiai žmonių. Jeigu pasižiūrėsite, milijonai, gal net milijardai kompiuterių naudoja Microsoft operacinės sistemas. Kas vyksta? Reiškia, Billas Gatesas sukūrė vertės, gal ir nedidelę dalį, nes tai yra, pavyzdžiui, kompiuteris, galbūt tai nėra reikalingiausias daiktas gyvenime, bet Billas Gatesas sukūrė vertės praktiškai kiekvienam, kas turi nešiojamą kompiuterį, ar net paprastą tiesiog kompiuterį. Kas vyksta? Kai tu pagelbėjai, sukūri vertės, duodi naudos didžiuliai masiai žmonių, visą tai atgal grįžta, šiuo atveju ir pinigais, bet aš tikiu ir kad vidinio gyvenimo pasitenkinimu. Tai vėlgi, labai aiškus pavyzdys, kada sukurta vertė grįžta atgal. Ir pradžiai Billo Gateso mintis buvo ne tai, kad pasidaryti krūvą pinigų ar krūvą užkalt babkių, o tiesiog sukurti kažką, kas pakeis pasaulį iš tikrųjų. Na ir, kaip matom, pakeitė. Vėlgi, tiesa, aš matau, kad kai kurie žmonės žiūri, tai jeigu turit kažkokį tai klausimą man, ką norėtume užduoti, tai komentarus aš iš tikrųjų matau čia šalia. Braukštelkis, parašykit, bus man įdomu atsakyti jūsų klausimą. Tai ir dar keletas pavyzdžių apie tai, kaip vėl uždirbti daugiau, pasiekti daugiau sėkmės. Mano galva, ta vertė gali būti ne tik kažkokia tai verslo programinė įranga, bet lygiai taip pat gali būti būsenos pakeitimas. Pasižiūrėkime dabar į muzikantus, paimkime, ne? Atrodo muzikantas. Paimkim dabar mano vieną mėgstamiausių, Robbie Williamsą. Robbie Williamsas, ką jis daro, realiai jis keičia žmonių būseną. Tai reiškia, kad jūs, pavyzdžiui, ateinate į koncertą ar įsijungiate tiesiog jo vienokią ar kitokią dainą ir kas vienas dalykas, kas keičiasi jūsų būsena. Atėjus į koncertą mes šokam, mes tūsinam, mes taškomės, realiai keičiasi būsena. Ir tai yra faina, tai yra malonu, tai yra vėlgi vertė man ir tokiu atveju muzikantas, dainininkas, tą patį Robbie Williamsą, jis sukūrė pridėtinę vertę man, keičia mano būseną, galbūt aš atėjau biškelį apsimiegojęs ir aš už tai noriu duoti jam atgal, aš noriu šokti, noriu spinduliuoti gerą energiją, bet lygiai taip pat aš esu linkęs susimokėti bilietą į koncertą. Tai vėlgi, pažiūrėkite, galbūt jūsų kažkoks hobis, ką jūs darote, galėtų būti irgi vertė žmonėms, tik tais priežastis, kodėl neuždirbate, gali būti viena, kad per mažai grupiai žmonių tą paslaugą ar tą vertę jūs sukūrėte, nes įsivaizduokite, jeigu Robbie Williamsas koncertuotų kokiam nors vietiniam klubelyje, kiek jisai žmonių sugebėtų būseną pakeisti? Tai greičiausiai 20-100. Atitinkamas yra atlygis. Jeigu jis sugeba koncertuoti milijonams, išleisti dar milijonus kompaktinių diskų, sugeba pakeisti būseną, pridėti to pozityvo į gyvenimą, geresnės energijos milijonams, tai po tą patį centuką uždirbant nuo kiekvieno įrašo, vėlgi tai yra milijoninės pajamos jam, nes jis sukūrė vertę dideliam kiekiui žmonių. Tai kaip ir sakiau, klausimas, kaip uždirbti daugiau, yra teisingas, geras klausimas, mane jis atvedė iki to momento, kur galim sakyti esu dabar, bet ką noriu, kad suvoktumėt labai giliai, kad visų pirma, norint uždirbti, gauti daugiau, svarbiausia dalis yra duoti daugiau, pridėti daugiau pridėtinės vertės, pridėti daugiau naudos tiems žmonėms, kurie kažko tai nori. Jeigu ketinat kurti kažkokį tai verslą, kažkokią tai paslaugą, tai kažkokią tai prekę, vienas dalykas, į ką tikrai fokusuokitės, tai yra į problemų sprendimą. Ką aš esu pastebėjęs per savo karjerą versle, tiek karjerą samdomuose darbuose. Iš tikrųjų, jau šie metai eina 8 metai, kaip
kaip esame įkūrėm Capital ir ta įmonė kiekvienais metais nuosekliai auga ir šie metai yra 11, gal net 12, 11 metai, jau netrukus bus artės 12 metai, kada esu versle, dirbu ant savęs ir per tą laiką šiokių tokių įžvalgų atsirado, kas liečia žmonių poreikius ir jų patenkinimą. Aš manau, kad žmonės daro veiksmus, daro kažkokius dalykus iš principo dėl dviejų priežasčių. Dėl dviejų pagrindinių priežasčių. Ir reikėtų tas dvi priežastis pasižiūrėti kūrybingai, nes mums, jeigu norime uždirbti, norime vėlgi sukurti vertės, turim atsižvelgti į žmonių psichologiją, į tai, dėl kokių priežasčių jie daro vienokį ar kitokį veiksmą. Pirmas dalykas, dėl ko žmonės daro vieną ar kitą, tai yra judina savo užpakalį, tai aišku yra siekimas malonumo. Reiškia, jeigu mes tikime, kad nuėję kažkur tai, paimkim vėl tą patį koncertą, spektaklį, nuėję kažkur tai gausim malonumų. Vakar aš buvau nuostabiam, iš tikrųjų nuostabiam Roko Bernatonio pasirodyme ir wow, aš jaučiausi labai gerai, puikiai su žmona praleidom laiką, jaučiuosi gavęs vertės ir vėlgi priežastis, kodėl aš ėjau į Roko Bernatonio pasirodymą, ten tada magija sujungta su džiazu, todėl, kad norėjau patirti malonumą. Tiesiog norėjau praleisti laiką su žmona, norėjau praleisti gerai laiką su draugais, pasilinksminti, paklausyti roko pokštų ir pažiūrėti magiškų triukų. Visą tai gavau, aš labai laimingas ir patenkintas, aš gavau vertės, mama naudinga, aišku, aš susimokėjau už bilietą. Tai reiškia, kaip sakiau, viena priežastis, kodėl žmonės daro veiksmus, yra tai, kad nori patirti malonumą. Tai reiškia, jūs galite verslą statyti ant to, kad galite žmonėms padėti patirti malonumą. Tai pavyzdžiui, saldainiai, šokoladas, kas čia dar, įvairiausi koncertai, pramogos, kino industrija, muzikos industrija. Visa tai iš esmės yra paremta ant žmogaus vieno pirminio bazinio noro patirti malonumą. Tai reiškia, ir vėlgi, ir tie žmonės, kurie sugeba patenkinti paprastų būdų didelės masės norą patirti malonumą, jie uždirba daugiausiai. Vėlgi, tas pats bus muzikos industrija, kino industrija ir taip toliau panašiai. Kita priežastis, mano giliu įsitikinimu, gerokai svarbesnė negu patirti malonumą, yra vengti skausmo. Kokį čia dabar pavyzdį paėmus jums? Tiesa, kol aš galvoju pavyzdį, galite parašyti komentarą, vieną kitą laiką paspausti ar pasidalinti video su draugais. Būčiau labai dėkingas. Vengimas skausmo. Ir tas pats pavyzdys susijęs su malonumais. Įsivaizduokit tokią situaciją, kad jūs savo name ar bute užsiiminėjat tuo, kas jums labiausiai gyvenime patinka, galbūt net su antra puse, reiškia, smaginatės kaip turi būti. Malonumas, wow, didžiausia ekstazė. Ir staiga pradeda namas degti, butas pradeda degti. Tai reiškia, jūs neišvengiamai suvokiate, kad netrukus galite patirti skausmą. Ir klausimas buvo toksai, ar tęsite tą malonų procesą, ką pradėjot, ar visgi vengsit skausmą ir bėgsite iš degančio namo. Vėl praktika rodo, kad žmonės bėgs iš degančio namo ir stengsis bet kokią kainą išvengti skausmo. Labas, Reda, ir tau labas rytas. Pas mus 9:30, kaip suprantu, Tenerifei dar ankstesnis rytas. Tai va, grįžtant prie to pavyzdžio. Tai, kaip sakiau, žmonės labiau yra linkę vengti skausmo. Ir vengti skausmo, tai reiškia, skausmas tai nebūtinai gali būti fizinis skausmas. Tai gali būti ir emocinis, psichologinis skausmas, nemaloni situacija, kažkokia tai įtampa ir bet kas yra nemalonu. Dabar, jeigu jūsų verslo visa idėja gali padėti žmonėms išvengti skausmo, aš sakyčiau, kad labiau netgi orientuoti į tai, kad išspręsti
problemas, tikėtina, kad jūs nuo to uždirbsite irgi ganėtinai nemažą kiekį pinigų. To pavyzdžiai kokie galėtų būti. Pavyzdžiui, medikai, paimkime odontologai, sprendžia labai konkrečią ir aiškią problemą. Odontologas sprendžia, kad jeigu jums skauda dantį, jisai gali jums padėti. Ir tam tikrą momentą skausmo jūs būsit linkę sumokėti kosminę sumą pinigų ar padaryti ką tik norit, ką tik norės odontologas, kad išvengtumėt to nemalonaus skausmo. Tai reiškia, vėlgi, gal tai nėra labai protinga, aišku, laukti, kol dantis visiškai užkirmys ir tada eit pas odontologą, bet pati koncepcija tokio vengimo skausmo būna tokia. Kitas dalykas, mano versle, mūsų versle, MCapital, ką mes darom. Paimkim pavyzdį, pavyzdžiui, su būsto ėmimu, būsto kredito pasiėmimu. Pavyzdžiui, koks pavyzdys būtų, kaip gali verslas padėti išvengti psichologinio skausmo žmonėms ir iš to galite vėlgi ekologiškų gerų būdų uždirbti, reiškia, vėlgi duodant vertės, duodant vertingos informacijos galima kaip uždirbti. Tai, vėlgi, dažna situacija Lietuvoje, žmogus eina imti būsto kreditą. Koks čia atsiranda diskomfortas ar koks nemalonus dalykas. Reiškia, įmant būsto kreditą, dažnas iš mūsų jaučia diskomfortą, emocinį diskomfortą dėl to, kad niekada dar neteko imti būsto kredito. Ir tai yra nauja patirtis, naujas kažkoks dalykas. Ir vėlgi, žmogus nori jaustis užtikrintas, kad viskas gausis gerai. Ypač, kai priima tokį atsakingą sprendimą, kaip, pavyzdžiui, būsto pirkimas ar būsto kreditas. Tai kaip dabar mes, vėlgi, darydami gerą dalyką, duodami vertės, leisdami žmonėms suvokti daugiau, uždirbam iš to. Mes organizuojam seminarus ir, aišku, konsultacijas, kaip sutaupyti, kaip efektyviai optimizuoti būsto kreditą. Ir mes tai pardavinėjam už labai mažą kainą. Po 10 eurų seminaras ateina šimtai žmonių kiekvieną kartą, kai darom šitą seminarą. Ir kas vyksta? Dabar žmonės gauna vertės, jie jaučiasi užtikrintesni eidami į banką, nes jie žino, ko prašyti bankininko, kaip elgtis, ką daryti. Ir kitas vienas dalykas, pasikeičia jų būsena, užtikrintumo jausmas atsiranda, kuris beje mums yra nepaprastai svarbus. Ir žmonės gauna vertę, jie galų gale išvengia tam tikro skausmo, kas yra šiuo atveju nestabilumas, nežinomybės būsena, įtampa. Tai vėlgi, 10 eurų žmonės sako, taip, tai yra verta, mums tai atsiperka, mes sutaupom 10-15 tūkstančių eurų, mūsų klientai labai patenkinti visu tuo yra. Ir vėlgi, MCapital mes iš to uždirbam. Vėlgi, tai yra ekologiškų būdų su pozicija duoti daugiau, negu kad grįžti atgal. Bet kai tu tą paslaugą padarai, tą vertę, kuri didžiuliam kiekiu žmonių, tai visą tai grįžta, kad ir po mažytį dalyką grįžti atgal. Dėl to man labai faina yra daryti, labai mėgstu daryti seminarus, daryti mokymus ir iš tikrųjų ne tik daryti šiandien, pavyzdžiui, video, nes aš jaučiu, kad kažkokią tai vertę galbūt suteiksiu jums. Galbūt net netiesiogiai, kažkokią jūs gausite kažkokią tai mintį, kažkokį pastebėjimą, ką vėliau pritaikysit savo gyvenime ir tai bus vertinga ir jūs galų gale jaustis dėkingi man ar tiesiog galvosit, Žilvinas padarė, fainą kažkokį dalyką, truputėlį pasikeitė mano mąstymas, aš dabar jaučiuosi geriau, suvokiu ten kažkokių tai gerų dalykų. Ir man vien ta jūsų mintis yra nuostabus grįžtamasis ryšys, nes bent jau aš tikiu to, kaip pavadinkim, karmos dėsniu ar to karmos dėsningumu. Tai reiškia, jeigu tu padarai kažką tai gero kitam, tai visą tai sugrįžta per kitus žmonės, per situacijas, per kažkokius tai laimingus nutikimus, visą tai sugrįžta. Kaip veikia tas karmos dėsnis? Man truputėlis sloga, tai kartais balsas taip užstringa. Kaip mano supratimu veikia tas karmos dėsnis? Aš esu tikras, kad ir tau, ir jums yra nutikę gyvenime
kažkas netikėtai gero. Nu, tarkim, ėjote gatve, kažką radot, kažkas nusišypsojo, kažkas tiesiog įvyko kažkas nustabaus, kažkas gero ir dėl kas pakėlė jums nuotaiką. Ir kuo aš tikiu, kad tai nėra visiškai atsitiktinumas, kad tai yra pasiekmė kažko, ką jūs padarėt prieš tai. Tai reiškia pasiekmė kažko tai gero darbo. Tai reiškia, kad jeigu kažkas jums nutiko gero, tai yra jūsų, tai yra tavo atlyginimo diena. Tu padarai kažką gero ir gavai atlyginimą. Viskas, kaip sakau, yra priežastis, yra pasiekmė. Jeigu gyvenime, čia liūdnoji dabar dalis karmos, jeigu gyvenime nutiko kažkas blogo, ėjai gatve, aptaškė automobilis, kažkas piktai pasižiūrėjo, kažkas kažko nedavė, nu tarkim, žmona ar vyras nedavė kažko, ar kolegos buvo pikti, ar kažkoks nesusikalbėjimas, ar dar kažkas tokio, tai vėlgi yra jūsų, tavo atlyginimo diena, nes kažkada kažkam padarei kažką ne visai gero, pasielgiai galbūt ne pagal savo vertybės, ne taip, kaip dėrėjo pasielgti. Ir visą tai sugrįžta karmos principu, bumerango principu, visą tai sugrįžta atgal. Ir tai būna vėlgi atlyginimo diena. Tai norint uždirbti daugiau, pasiekti daugiau, darykit daugiau gerų darbų. Nes geri darbai sugrįžta gerais dalykais į jūsų gyvenimą. Gera, nebūtinai tai bus pinigai. Tai nėra svarbiausia dalis, kad pinigai sugrįžta. Bet sugrįžta įvairiausi malonus dalykai, kas galbūt jūsų gyvenime vertinga. Kažką tai gausite lengviau, kažkas tiesiog seksis. Kaip pavyzdys, vėlgi, kadangi stengiuosi duoti vertės, padėti uždirbti kitiems, organizuoju mokymus ir įvairiausius tos dalykus, kas vyksta mano gyvenime, žmonės, nežinau, dažnai net neparašyti, padaro vertingus dalykus man. Vakar dienos vėlgi situacija, čia kažkas man liksena. Tai va, vakar dienos situacija, tai man reikėjo, įsigijau motociklą naują ir man reikia motociklo dalių. Tai vėlgi, kas liečia motociklų dalis, dažniausiai jas perki už tiek, kiek perki ir viskas. Tai aš suradau eBay'ui spidometrą savo naujam motociklui, nes ten, žodžiu, reikia. Ir galvoju, oho, ten 520 eurų. Nu, nemaža kaina. Kas vyko? Tiesiog parašiau, kad gal norėtumėt nuleisti man šiek tiek nuo šitą spidometro. Jo, žmogus ten pasižiūrėjo, sako, jo, pas mane tas spidometras ten biškai pabražytas, čia sulaužyta fiškė, kaip čia jungiklis. Ir jisai sako, nu tai gerai, padarysim tau 110. Ačiū. Krūva eurų sutaupyta dėl to, kad paprašiau bet tikiu, kad žmogui vidinio nebuvo tokio diskomforto man padaryti kažką tai už pigiau, dėl to, kad aš kitiems žmonėm kažką tai gero padariau. Tai va, tai kalbant apie tos gerus dalykus, balandžio mėnesį startuoja gera programa, aš esu tikras, kad dalis iš jūsų čia žiūrinčių transliaciją esate netgi dalyvavę 7 savaičių iššūkyje, tai vėl startuoja 7 savaičių iššūkis. Šį kartą mano tikslas vėlgi jau iš seniai yra per ateinančius 5 metus padėti 100 000 žmonių susikurti pasyvias pajamas, susitvarkyti finansus. Ir balandžio 6 dieną startuoja jau 8 grupė 7 savaičių iššūkio. Ir tie, kas vėlgi buvote, kas jaučiate vertę tose mokymuose, pasidalinkite informaciją su draugais, būsiu labai labai dėkingas, nes matau, kad Lietuvoje ir tikiu, kad ir jūs žinot, kad yra didžiulė spraga, kas liečia finansinį raštingumą, finansinę edukaciją ir kad reikia apie tai kalbėti, reikia sudirbti. Tai mano tikslas per šį 7 savaičių iššūkį balandžio mėnesį surinkti 400 dalyvių, 400 žmonių pagelbėti. Tikriausiai džiugiausia istorija, kokią tik turiu po praėjusio 7 savaičių iššūkio, tai yra, kad tos pastos apie affiliate marketingą, apie webshopų kūrimą, kur vedė Andrius Čepkus, davė tikrai didelę vertę ir man labai šaunu šnekėti su žmonėm, kad praėjo dar tik skaičiam mėnesis laiko, bet jau yra krūva žmonių,
kas sukūrė elektroninės parduotuvės, sukūrė produktą, susidėliojo viską ir jiems jau važiuoja, gaunasi pinigai. Ir tai mane be galo džiugina. Tas, sakau, didžiulė vertė, kad žmonės iš tikrųjų sugebėjo padaryti tai, ne vien tik tais dalyvauti mokymuose, bet ir realiai įgyvendinti. Tai, kaip ir sakau, labai labai faina, labai džiaugiuosi dar keletų atsiliepimais visais, ką paliko žmonės po 7 savaičių iššūkio praėjusios, 7, kad tas iššūkis padėjo jiems geriau procesus susidėlioti versle, protingai susiplanuoti optimizacijas. Čia truputėlį lūžtelė turėjo transliaciją, nes kas man skambino. Tai, bet vėlgi, kai matau, Rena turi čia klausimą, sakau, kad ieškau prasmingų, kaip, ne klausimas, čia Renos pastebėjimas. Ačiū, kad motyvuoju. Kaip ir sakau, būtų šaunu, jeigu kokį nors klausimą parašymėt, man būtų ženkliai paprasčiau pasakoti galbūt tos prasmingus dalykus, ką norėčiau. Grįžtant prie tos pagrindinės... Ačiū Skaidra, kad palaikai, kad mokymai verti. Grįžtant prie tos pagrindinės temos, prie to klausimo, ką man vėlgi elektroniniu paštu rašo ne vienas žmogus, prie to klausimo, kaip uždirbti, ką daryti. Mano giliu įsitikinimu, vėlgi, nėra tiek svarbu konkrečiai, ką darysite, kokį verslą jūs ten ketinat vykdyti. Bet svarbu, kad pats principai pats būtų su intencija duoti, pridėti tos pridėtinės vertės. Nes jeigu principas ir gilioji prasmė jūsų bus tik tai, gauti, tai iš jūsų verslo nieko gero ilgai nesigaus, jūs jausitės nelaimingi. Šiandien apie tos būdus konkrečius, ką daryti, kad uždirbti, aš galbūt nekalbėsiu, nes man reikėtų flipcharto, pabraižyti, paanalizuoti kiekvieną iš būdų, bet manau, kad, net nemanau, bet esu giliai įsitikinęs, kad šiai dienai internetinis verslas, visą tai, ką galima daryti online, yra aukso kasyklos. Prieš porą savaičių susipažinau vėlgi su jaunu vyruku Karoliu, kuris uždirbinėja iš vėlgi affiliate marketingo, jisai pardavinėja Amerikos rinkoje marškinėlius. Ir jam puikiai sekasi, per pirmą savo mėnesį jis uždirbo apie 3000 eurų, per antrą veiklos mėnesį iš affiliate marketingo apie 8000 eurų. Ir kaip 19-mečiui, tai yra, sakyčiau, krūva pinigų. Atsiprašau. Tai va, tai vėlgi, kalbant apie tos būdus, galbūt daugiau pasidomėkit to pačiu 7 savaičių iššūkiu. Ten tiek aš, tiek mano bičiuliai lektoriai labai daug kalbam apie jau konkrečius būdus, ką daryti. Dabar, kas liečia dar vieną dalyką, kas padės uždirbti jums daugiau, ir už šitą pastebėjimą ir mintį esu nepaprastai dėkingas Vytautui Jančiauskui, savo geram bičiuliui. Jisai organizuoja mokymus apie santykius kitaip. Tie, kas norite pasigerinti savo santykius šeimose, būtinai nueikit pas Vytautą. Prieš savaitgalį iš tikrųjų mes su Vytautu kalbėjom. Sakau, Vytautai, kaip čia taip yra, kad aš ką bedaryčiau, uždirbu pinigų. Tamsme, imsi vieną ar kitą projektą, iš visur gaunasi pinigai. Aš net nelabai įsivaizduoju, kaip galima daryti kažką tai ir iš to neuždirbti. Tiesiog, natūraliai gaunasi. Ir sakau, kaip kitiems taip nesigauna. Sakau, netgi paimkim tą patį Lego, kur aš tikrai mėgstu žaisti. Pažaidžiau su Lego, padariau keletą video, įdėjau linkus affiliatinius Amazoną su pigesnėm Lego kainomis. Žmonės nusipirko, uždirbau 50 svarų. Aš tos svarus panaudosiu žaisliukams vaikams. Jų dalį tų pinigų panaudojau būtent tam reikalui. Išpildysiu daugiau vaikų svajonių. Tai čia kam panaudosiu kitas klausimas. Bet netgi žaisdamas su žaislais gali uždirbti. Ir sakau, kaip Vytautai taip yra, kad iš belenkur
tie pinigai gaunasi. Ir Vytautas turėjo vieną labai taiglų pastebėjimą. Sako, žiūrėk, Žilinai, mes versluose esam, sako, kiek metų? Nu, kaip sakau, 10 metų. Sako, žiūrėk, tavo visa aplinka, visas gyvenimas, viskas sukasi aplink tai, kad yra daromas biznis, kad yra siekiama sukurti vertės, tu jau tame maudaisi 10 metų. Ir ne vien tik tu maudaisi tame 10 metų, bet ir tavo visi draugai, jau didžioji dalis, yra verslininkai. Ir neišvengiamai, kad tiesiog natūralu tai yra, kad mes gaunam krūvą tokios informacijos, mažų dalykėlių, kas lemia, kad tiesiog vėl iš smulkiausių detalėlių tu pagauni visą esmę labai greitai ir gali uždirbti. Ir aš sakiau kad jeigu tu nuolatos esi aplinkoje tarp žmonių, kurie fokusuoti yra vertės kūrimą, į pagalbą kitam, galų gale į verslo sukūrimą, natūraliai, tu net nesuvoki, kad galima neuždirbti. Ir šitą vietoj, ką turėtų daryti paprastas žmogus, kuris nori uždirbti, bet paprastas turėtų. Mes visi esam paprasti žmonės, visi esam paprastai subtiliai nuostabus. Bet ką daryti tau, jeigu, nes tavo aplinka nėra verslininkai, nėra tie žmonės, kur nuo tos kuria verslus, siekia projektus, daro, nėra tame. Tai paprasčiausias dalykas yra nuolatos tobulėti, mokytis ir augti. Praktiškai kiekvieną mėnesį, dabar žiūriu atgal metus, nėra nė vieno mėnesio šiais metais, kad nebūčiau dalyvavęs kažkokios tai mokymuose, kažkokios tai kursuose ar žiūrėjęs online kažkokio mokymų. Aiškias, ką darau aš, ką daro mano bičiuliai verslininkai. Dabar aš vėl kalbėsiu apie bičiulius verslininkus, nes tuos žmonės, su kuriais aš leidžiu laiką, su kuriais mes esame geri pažįstami, jų visų fokusas yra į davimą. Tai yra į tą vertės kūrimą, į naudos klientų sukūrimą. Tai mes visi dalyvaujame mokymuose. Ne tik dėl to, kad patys vedam mokymus, bet mokymuose jaučiam nepaprastai didelį vertę. Pirmas dalykas, ką turi mokymuose, tai turi švarias, naujas idėjas, ką ir kaip daryti, kad turėtum rezultatą. Čia nepaprastai didelė vertė. Universitetuose, mokyklose viso to neišmoksi. Nemokė, tiesiog, tai nėra skurta. Nes tu gali ateiti ir siurbti informaciją visais kanalais iš sėkmingų žmonių, kurie dalinasi už juokingas dažniausiai kainas, šiaip visada už juokingas, tiesą pasakius. Ta, ką jie išmoko per ten eilę metų. Susimokai kelis šimtus ar 1000 eurų ir tu gauni wow, kokią informaciją. Man tai nurauna visada, kiek vertės gauni mokymuose. Tai pirmas dalykas, vertė, švari informacija, naujos idėjas. Antras dalykas, kas vyksta mokymuose, tai yra, tu leidi laiką tarp tų žmonių, kurie siekia savo tikslų, kurie kūrė vertę, kurie eina į priekį, kurie myli tai, ką daro, kurie giliai širdį, iš visos dienos jaučia meilę tam, ką daro. Ir čia galioja ta taisyklė, su kuo sutapsi, tuo ir patapsi. Aiškias, jeigu tu atėjai mokymus ir tu matai žmonės, kurie myli tai, ką daro, jaučia aistrą, milžinišką aistrą, padėti kitam, sukurti vertę, natūraliai tu ką darai, tu sutampi su tokiais žmonėm. Ir tie mikrodalelės visą tai keliauja į tavo pasąmonę. Bam, tu pasiemi krūvą įvairiausių idėjų ir galų gale, kai būna situacija, kada tau reikia priimti sprendimą vienaip ar kitaip pasielgti, visa ta informacija, kuri susėda tau į pasąmonę, induoda tau instant tokį iš karto teisingą arba teisingesnį sprendimą, negu kad tu galėjai padaryti iki tol. Tai vėlgi, kaip aš sakau, dalyvavimas mokymuose duoda tą subtilę aplinką ir į pasąmonę prideda daug tokių mažučiukų krislelių, kas vėliau ilgainiui padeda jums pasiekti, uždirbti daugiau. Kai vėl sakau, aš dalyvauju nuolatos mokymuose ir kitus, ir jūs labai skatinu. Eikit nuolatos, dalyvaukit kursuose, siurbkit informaciją, modeliuokit sėkmingus žmonės, tai pakeis jūsų gyvenimą. Tikrai, ženkliai pakeis gyvenimą. Aš neįsivaizduoju, kur būčiau dabar,
jeigu ne mokymai, ne kursai, nuolatinis tobulėjimas ir augimas. Iš tikrųjų, viena bazinių vertybių, bazinių poreikių, kuris pas mane labai įsišaknyjęs yra, tai yra augimas. Aš negaliu neaugti, man aplinkui turi augti, turi viskas gerėti, net jeigu paimsim motociklų sportą, turiu pravažiuoti greičiau, jeigu paimsim snowboardų čiuožimą, turiu pračiuožti geriau, turi verslas augti, turi santykiai augti, turi viskas gerėti. Tai, kaip sakau, mokymai super svarbi dalis. Tai tiesa, ačiū, kad tiek daug jūsų jau žiūrit mane 40 minučių kelyje. Čia buvo klausimas, kur tu vairuoji. Aš vairuoju dabar į Klaipėdą ir Klaipėdoje 3 valandą turėsiu pranešimą pinigų bitės renginyje, Lietuvos banko pinigų bitės renginyje, kalbėsiu apie mūsų kreditus. Jeigu ten nebus kažkokių problemų, tikėtina, kad paleisiu to seminaro. Ten iš tikrųjų mano dalis labai trumpa bus, tik 30 minučių ir stengsiuosi, kaip manoma, daugiau papasakoti vertingų dalykų apie tai, kaip man pačiam sekėsi imti būsto kreditą ir ką galiu patarti kitiems iš to. Tai važiuoju į Klaipėdą Lietuvos banko renginį pasisakyti apie būsto kreditus. Klausimas yra skaidros, ar 7 savaičių iššūkis vyks tik Vilniuje. Skaidra taip, 7 savaičių iššūkis vyksta Vilniuje. Kaip ten bebūtų, mes darome visų susitikimų tiesioginės transliacijas. Tai reiškia, visi, kas užsiregistruoja, gali ne tik dalyvauti gyvai, bet ir stebėti tiesioginės transliacijas ir gyvai. Ir aišku, žmonės gauna įrašus ir dar 3 mėnesius po 7 savaičių iššūkio gali stebėti visus įrašus ir tobulėti, mokytis, persižiūrėti dar kiek tik nori kartų. Tai va, kaip ir sakiau, tiek, kad žiūrit, ačiū Jums, kad žiūrit, labai faina, kad palaikot man kompaniją kelionės į Klaipėdą. Vėlgi, tikiuosi, kad tai, ką aš čia šneku, duoda vertės Jums ir tiesiog bandau tą live streamą. Jeigu jaučiat, kad čia faina idėja, parašykit, nes vakare važiuosiu atgal, tai galėsiu vėl įsijungti kamerą, galbūt kažką tai naudingo papasakoti Jums, arba tiesiog kitą kartą važiuojant kur toliau ir galėsiu tą patį padaryti. Tai ačiū, kad žiūrite, parašykite komentarus, patinka, nepatinka, paspauskit laiką, pasidalinkit šitą transliaciją, kol dar vyksta, tai dar dabar esu ties kažkur tai Kryžkalniu, ne Kryžkalnis, 100 dar čia liko dar 140 km man iki Klaipėdos. Dar pasikalbėsim su Jumis, ką galiu naudingos duoti. Taip, Rena, žinok, visą laiką, man taip ne visą laiką, dabar paskutiniu metu man yra įdomus, reikia matyti tavo pavardę naują, Valatka. Tai bet tavo klausimas, ar gali būti, kad iš pradžių nejauti tos vertės, o tas jausmas, kad darai vertę, tik vėliau ateina su laiku? Taip. Tas jausmas, dabar apie tą jausmą vertės. Galvoju, kaip taip aiškiai sudėlioti, ką noriu perteikti Jums. Šitoje vietoje apie jautimas ir nesijautimą vertės. Tiesa, rekomendacija. King Die nepardavinėju, bet labai nuoširdžiai rekomenduoju nueiti pas mano bičiulį, draugą, netgi sakyčiau, man autoritetą. Man labai džiugu yra turėti geriausią draugą, kuris man visada buvo autoritetą, tai nueikit pas Arną Markevičių į vertybių savaitgalį. Arnas visada turėjo super aukštus standartus savo veiklai, verslui, ir man nepaprastai didelė garbė yra būti jo draugu, kartu būti kūrus verslus ir kartu mokytis dirbti su juo. To, kad, kaip sakau, Arnas visą laiką vadovausi ne šituo lygmeniu, bet nemoku parodyti man stogas. Visą laiką aukščiausiam lygmenį dirba. Turi aukščiausius standartus. Ir Arnas organizuoja nuostabų patyrimą vertybių savaitgalis. Sakau, patyrimą tai nėra seminaras, tai nėra mokymai, tai yra mano supratimu, tai yra pasimatymas su savim. Tai yra 2 dienos, kada gilinies į save, į savo vertybės ir į suvokimą.
Tai vat Irena, atsakant į tavo klausimą, kada jauti vertę. Vienas dalykas, į ką aš gilinausi vertybių savaitgalį, į tai, į momentus ir situacijas, kada aš jaučiu, kad duodu kažką tai. Ir viena vertybė, ką aš stengiausi įsidėti į save instaliuoti, tai yra būti tuo besąlyginiu davimu. Lina, kada bus vertybių savaitgalis? Vasarą, 2017 metų pavasarį, užsisukite į vertybių savaitgalis.lt, rasit dar ten parašyta. Kiek žinau, šiais metais dabar Arnas pardavinėja tai už juokingą kainą, o už žymiai pigiau negu yra įprasta. Tai aš pas ten būsiu ir į tą vertybių savaitgalį vasarą, būsiu prie savanorių, nes savanoriausiu ir padėsiu tiems, kas ateisite ir gilintis į save. Tai dėl to sakau, kad tai yra milžiniška vertė, ką jūs gausite. Wow, nuraus. Bet grįžtam prie to. Tai yra, aš save stengiausi instaliuoti vertybę besąlyginio davimo. Ir anksčiau būdavo taip, kad aš jausdavau vertę, tą davimą ir kad kažką tai kuriu, tik tais su sąlygomis tokiomis, kad būdavo, labai turėdavau sutapti daugybę sąlygų, kad turėjau ir kad jaučiu mokymus, padarau mokymus ir man ploja. Jeigu turiu nesusimauti per mokymus, turi būti labai maža kaina, turi žmonės palikti daug gerų atsiliepimų. Reiškia, tai, kad jausčiau vertę, kad išspinduliavau, aš turėjau savo pasąmonėj tokį kvailą įsitikinimą, kad tai galiu jausti tik tada, kada sutampa krūva, tiesiog gausybė įvairiausių faktorių. Kai turi būti ir tas, ir anas, ir trečias, ir ketvirtas. Pavyzdžiui, jeigu darau video, būtinai turi būti virš 1000 peržiūrų, turi būti ten tiek laikų, kad aš jaučiuosi, kad žmonėms patiko, kad gavosi vertės. Ir dėl to kartais, aš irgi žmogus, niekas mane pažįsta, jausdavausi nelaimingas. Net kartais, iš esmės, aš labai laimingas žmogus esu, bet kartais tiesiog jausdavau liūdesį, tada, kai man parašydavo kažkas negatyvų komentarą, kažkokią tai blogą atsiliepimą. Mano Facebook puslapį vertindavo vienetu, oi, koks pasibūtėlis yra arogantiškas tas Žilvinas. Ir tas mane tikrai anksčiau užvysdavo, nes galvoju, aš stengiuosi padaryti kažką tai gero, dalinuosi patirtimis ir žmonėms tai patinka. Vėlgi, tai kai aš dabar persiverčiau būtent vertybių savaitgalį, dėl to esu labai dėkingas Arnui už tai, kad aš jaučiuosi, kad duodu vertės netgi elementarių dalykų. Jeigu aš darau video, aš jaučiuosi, kad duodu vertės. Taip pat ir dabar. Aš įsijungiau kamerą, paleidau live streamą ir aš jaučiuosi labai laimingas. Net jūsų 16 susirinkusių žiūrit tai, ką aš čia šneku, mes bendraujam, uždavinėjat klausimus, aš atsakau. Aš jaučiuosi labai rengingas, nes mano standartas dabar yra toksai, kad jeigu kiekvieną kartą, kai darau video, aš jaučiuosi, kad kažką tai duodu gero. Ir kiekvieną kartą dabar, darau video, kažką tai pasakoju kitiems gero, ar tiesiog konsultuoju žmonės, aš jaučiuosi laimingas ir jaučiu, kad duodu vertę. Tai atsakant tavo klausimą, Arena, galbūt ir kitiems. Sau reikia įsidėti normalias taisyklės, ne pernelyg aukštas, kad jaustumėtės laimingi, kad darote netgi paprastus, kasdienius darbelius. Ir būtent čia yra ta laimės paslaptis, kad jeigu mūsų taisyklės būti laimingiems yra super komplikuotos ir super paprastos, o taisyklės būti nelaimingiams yra paprastos, mes dažniau jausimės nelaimingi. Bet vėlgi, aš čia tik pasakoju paviršutiniškumus to, kaip visą tai veikia realiai psichologijai. Tai yra paprasta, bet vėlgi, ir greičiausiai prašyta krūvoje knygų, bet mes to savo neleidžiam patirti, padaryti, dėl to, kad neskiriam savo laiko. Tai vertybių savaitgalis, kaip ir sakiau, yra ta vieta, kur galite nueiti pasimatymą su savim ir išeiti truputėlį, o gal netgi ženkliai geresni negu atėjot. 2 dienos pakeis jūsų gyvenimą, tikrai kardinaliai. Aš kartais nepagalvoju, kaip dar gali, mano gyvenimas yra fainas labai, turiu nuostabią šeimą, mylinčią žmoną, mylintį sūnų, verslą, kuris auga, nuostabią komandą, kurie dirba kartu su manim, žmonės aplink, kurie šypsosi, ir aš kartais pagalvoju, kaip dar gali visą tai pagerėti. Ir pasirodo gali. Pasirodo, jeigu nuolatos eisi ir auksi, gyvenimas bus vis dar geresnis. Tai galite dar daugiau šypsotis, galite dar jausis laimingesni. Ir, kaip sakau, Lietuvoje žmonės jaučiasi nelaimingi
Ne dėl to, kad mes gyvenam Lietuvoje ir čia yra blogai. Lietuva yra faina, Lietuva yra super smagu ir labai gerai. Tik tais taisyklės, ką mes susikūrėm, kad jausis laimingiems, yra pernelyg komplikuotas. Tai va, čia dar turiu klausimą iš Skaidros, pasiskaitykim, ką čia Skaidra parašė. Kainų kelimas, prognozuojamos. Iš tikrųjų, ką aš pastebėjau, kad su amžium, sulaukęs 30, vis prasčiau man sekasi skaityti. Taip, naujų metų paranoja, kainų kėlimas bei perkamosios galios sumažėjimas, mažesnių miestų kokios prognozės kitiems metams ir nerimavom dėl būsimos blogesnės ateities. Klausimas yra, tiesa, ačiū už tą labai klausimą, Skaidra, ir šitoje vietoje aš turiu milžinišką susirūpinimą. Vėlgi, norint pasiekti, norint uždirbti daugiau, būtina yra kreipti dėmesį į pasaulio ekonomiką, į tai, kas vyksta. Ir šiandien aš iš tikrųjų ganėtinai drąsiai pasidalinsiu informaciją, kuri galbūt truputėlį pervers jūsų mąstymą apie pinigus, apie pasaulio ekonomiką ir tai, kas vyksta. Vėlgi, teisingai suprasti mano intenciją. Tai, ką dabar papasakosiu, tai nėra įžeidimas ar kažkoks užmetimas ant sistemos, kaip viskas veikia. Viskas veikia pakankamai gerai, tai reiškia taip gerai, kaip mes patys susikūrėm, ne kažkas kitas sukūrė tą sistemą pinigų valdymo, kaip mes patys. Bet ko aš noriu, tai aš noriu aukštesnio sąmoningumo, visų pirma, bent jau iš dalies žmonių ir vėliau galbūt aukštesnio sąmoningumo iš politikų, bankininkų, finansų specialistų, žmonių, kurie valdo valstybę, žmonių tų kurie ateis į valstybės valdymą. Ar ateis krizė? Taip, tikėtina, kad ateis. Dėl kokių priežasčių ir kada, nėra iki galo aišku. Bent jau kada, nėra iki galo aišku. Man atrodo, kad krizė, kuo aš tikrai esu įsitikinęs, ateina tuo momentu, kada žmonės pradeda tikėtis, kad rytoj jie gaus, kad rytoj bus geriau negu šiandien. Ir kai tas tikėjimasis, kad rytoj bus geriau negu šiandien, tampa ne tik tokiu tikėjimusi iš geros pusės, kad aš tikiu, kad rytojus bus geresnis, rytoj laukia manęs gera diena, bet tai tampa tikėjimusi ar netgi reikalavimu, kad rytojus turi būti geresnis, net jeigu aš nieko nedarau dėl to, tada ateina krizė. Nes vieną kartą tas rytojus neateina, aš kalbu apie rytojų ne tik apie vieną dieną, bet apie bendrai apie galbūt mėnesį. Kad aš natūraliai tikiuosi, kad rytoj aš gausiu daugiau atlyginimo, daugiau man kažkas sumokės, kažkas gerą nutiks, bet nepasistengiu dėl to pridėti daugiau vertės. Aišku, to daugiau ir nebegauni. Ir tada žiūri, kad aš tikėjausi, kad bus geriau, bet, o dievai, nieko geriau nesigavo. Man nieks nesumokėjo, šūdas, krizė. Reikia taupyti pinigus, nieko nebedarau, užsispaudžiu, bam. Ir aplinkui taip masė žmonių sureaguoja, viskas tas sniego gniūžtės efektas suveikinėja ir mes neriame krizę. Dėl to, kad nustojam kurti vertę. Dėl to, kad nustojame būti energingi, duoti ir eiti priekį. Daryti geriau, negu esame pratę. Dėl to ateina krizė iš tikrųjų. Dabar tas aspektas, kur sakiau, informacija, kur galbūt jums sukrės, kas liečia pinigus, pinigų kiekį pasaulyje. O mums yra parduota idėja, kad pasaulis natūraliai nuvertėja. Tai reiškia, natūraliai turi infliacinę būseną. Mums vėlgi tiesiog yra parduota idėja, kad pasaulis nuolatos infliuoja ir nuvertėja. Taip iš tikrųjų nėra. Pasaulis nenuvertėja, infliacija nėra natūralus procesas,
infliacija yra sukurtas procesas. Dėl mūsų monetarinės, tai yra pinigų valdymo politikos, mūsų, aš kalbu bendrai apie visą pasaulį. Vėlgi, kodėl pasaulis nėra infliaciniai būsenai iš tikrųjų? Pasižiūrėkite į technologijų augimą. Pramonė nuo 1900-ųjų revoliucijos pramonės, ar netgi dar anksčiau, kiekvienais metais sugeba pagaminti daugiau, geriau ir už pigiau. Technologijos auga. Mašinos, IT sistemos, robotizavimas, geresnis gydymas, geresnė sveikatos priežiūra, viskas absoliučiai pasaulyje efektyvėja. Komunikacija, bendravimas, mums nereikia važiuoti, kad bendrauti su žmogum, mes galim žiūrėti live streamą, galim būti online ir bendrauti. Viskas natūraliai gyvenime pasaulyje gerėja. Tai reiškia, mes natūraliai esam pasaulyje defliaciniai būsenai. Kada kiekvienais metais turėtume už tą patį pinigą, už tą patį 1 eurą, 1 dolerį, 1 jeną ir 1 svarą, nupirkti turėtume daugiau. Bet problema yra kokia, kad pasaulio centriniai bankai spausina pinigus, labai paskaičiuotų, pamatuotų kiekių, nuolatos spausina pinigus ir mes patenkam į tą infliacinę būseną. Ta siekiama infliacija vėlgi yra 1 iki 1-2 procentų. Nežinau, ar tai yra gerai ar blogai, bet šito vietoj didžioji problematika atsiranda tame, kad mes jaučiame, kad sukuriam daugiau, padarom geriau, viskas efektyvėja, bet gyvenimas negerėja dėl to aspektų, dėl tų pinigų spausdinimo. Ir kitoje vietoje žmonės jaučiasi sukūrę vis daugiau ir daugiau vertės, ir kadangi pinigai yra nuolatos spausdami, vis nuolatos nuvertėjantis yra, valstybės vis suka galvą, kaip po šimtspypkio surinkti daugiau mokesčių. Nes tą, kai jie surenka, tą procentinę dalį, jiems nebeužtenka patenkinti valstybės poreikiams. Ir mes turim tokį užburtą ratą. Vienoje pusėje spausdinam pinigus, kad tų pinigų būtų vis daugiau ir daugiau. Kitoje pusėje vyriausybės turi surinkti daugiau mokesčių, kad, kaip sakant, padengti vyriausybės skolas. Ir mes dėl to įpuolame tą infliacijos visą būseną, infliacinį pasaulį, ir turim tokį užburtą žiurkėno ratą, kuriame tiesiog turime kiekvieną kartą dirbti vis daugiau, efektyviau, tam, kad uždirbti tą patį. Ir tai yra vėlgi, blogai iš esmės. Bet vėlgi, tikėtina, kad aš vienas to nepakeisiu. Mūsų 10 žmonių to irgi nepakeisim. Šito vietoje reikia bendro pasaulio žmonių sąmoningumo, kad daugiau galbūt sprendimas būtų daugiau keistis daiktais, išvengiant pinigų mainų. Vėlgi, daugiau stengtis kažką netgi padaryti gero kitam be pinigų. Tai yra kažkokiais tai būdais rasti mainus vėlgi be valiutos, be pinigų. Ir grįžti prie tų šaknų, nuo ko pinigai prasidėjo, kada pinigai buvo pririšti prie kažkokios tai vertybės, aukso, sidabro, kažko, ką sunku išgauti. Ir tas pasaulis gerės. Bet ką mes visi galim padaryti, tai eiti į rinkimus. Rinkti protingus žmonės. Žmonės, kurie supranta ekonomiką, žmonės, kurie turi aukštas vertybės, kurie iš tikrųjų nori padėti sukurti vertę. Ir manau, kad šie rinkimai, kurie vyko Lietuvoje, parodė labai didelį jaunimo susidomėjimą, kad žmonės jau nori pokyčių, nori geresnio gyvenimo. Gaila, aišku, kad antras turas pakrypo ne visai ten, kur man atrodo vertinga, bet yra kaip yra. Tai va, kol kas turim kažkiek gero. Tokių žmonių nereikėtų rinkti. Nereikėtų rinkti į valdžią piktų žmonių. Dabartinė, nežinau, šios finansų ministrė išrinkta Aušra Maldeikienė.
kiek aš pasižiūriu pokalbį su ją, kiek aš pažiūriu jos veidą, galima matyti, kad žmogus yra nelaimingas. Lūpų kampučiai žemyn, veidas, rūstus ir visa kita. Jis yra tiek pikta, tiek nelaiminga moteris. Vėl, ir bėda čia greičiausiai velkasi pas ją iš to, kad kažkas ją labai smarkiai įžeidė, kažkas galbūt labai smarkiai apgavo, galbūt vaikystėje kažkokios traumos. Tai nėra, kad jinai pati nusprendė būti pikta. Aš manau, kad mes visi stengiamės būti geriausios savo pačių versijos, kokios tik galim būti. Bet Pasaušo Maldeikienė gaunas taip, kad jinai per tą savo piktumą priiminėja piktus, galbūt negerus sprendimus. Ir aš vėl eilinį kartą išgirstu tokius dalykus, kad antros pakopos pensijų fondus reikėtų atimti žmonių ir sudėti atgal į sodrą. Panaikinti lengvatas gyvybės draudimams. Kad daugiau liktų valstybei pinigų. Liktų pinigų valstybei ir taip trūktų. Jų trūksta nuo to, kad yra neefektyviai valdomi. Ir šitą vietoj mes kaip visuomenė, rinkdami tokius žmonės, kurių yra vertybės, kurie yra pikti, kurie stengiasi vėlgi iš vertybinių pusės, jie įsivaizduoja, kad daro gerai, bet iš tų piktų vertybių gaunasi, kad mes turim rezultatą valstybei tokį, kad neturim to gerumo, kokio norėtume. Kas man patiko iš rinkimų. Pavyzdžiui, man patiko diskusija debatai Gabrieliaus Landsbergio ir Ramūno Karbauskio. Ir vėlgi per debatus gali pamatyti, kokiomis vertybėmis žmogus vadovaujasi. Ir bent jau man pasirodė, nežinau kaip jums, kad Gabrielius Landsbergis, jo pozicija buvo tokia, kad kažką eiti į darną, gražiai komunikuoti, ko nežinau, to nežinau. Jo, čia vėl truputėlį nutrūkimas. Lyg kažką pulti, lyg kažką padaryti kažką tokio, lyg užimti poziciją tvirtesnę, lyg kažką tokio. Ir jis atėjo ne iš pozicijos, ne iš vidinės pozicijos kažko dalintis ir kurti, bet iš pozicijos, vadinkim, dominuoti. Tai vėlgi, tu ateini iš pozicijos dominuoti, užimti kažką tai, nemanau, kad gausis kažkas tai gero. Jo, ir dabar mes čia patenkam, kaip matau, į neryšio zoną. The connection is weak. Nežinau, kas jūs galite parašyti, ar dar transliacija mato, atrodo kažką tai, ar jau nutrūko, ar ir nelabai girdisi, ką aš sakau. Jo, kadangi komentaro nėra, tai spėju, kad nesigirdėjau kurį laiką. Bet grįžtam prie politikų. Reiškia, mūsų atsakomybė kaip visuomenės yra atsakingai rinktis, ką mes renkame valdžią, ir rinktis tuos žmonės, tuos politikus, kurie ateina su intencija duoti, pridėti vertės, dirbti komandai, sukurti bendrą gerą vertę. Tiesa, Ramūno Karbauskio puikus dalykas yra alkoholio naikinimas, taip toliau, gerų dalykų, krūva, tikrai krūva gerų dalykų, super. Bet kai kuriuose vietose tikrai pozicija galėtų būti švelnesnė, labiau su intencija duoti, negu užimti ir užvaldyti. Ačiū, kad parašysite, manot ir girdite. Ir vėlgi, tai yra ir susijęs su to mūsų klausimu, ką mes šiandien nagrinėjom. Tai reiškia, kad kaip uždirbti, pasiekti daugiau. Vėlgi grįžtam prie to, kas dabar įsijungiat, kad jeigu eina kalba apie tai, kaip uždirbti, kaip pasiekti daugiau, turim pridėti daugiau vertės, turim daugiau duoti, turim daugiau vertės duoti visuomeniai. Aš kaip matau prisijungė Vytautas, labas Vytautai Jančiauskai, ir aš jau kalbėjau, kad aš nepaprastai dėkingas su Vytautui už galybę suvokimų ir labai dėkingas už santykių temos nagrinėjimą tokiam aukštam lygiai Lietuvoje. Tai tie, kas matot Vytautą Jančiauskas, puslapį ant jo profilio, pasižiūrėkit, kokius jis mokymus daro. Tikrai tai bus vertė jūsų santykiams. Ir ką, vėlgi, čia labai gera tema. Kalbant apie pasiekimus ir apie santykius. Gerai, kad Vytautai prisijungiai, man iš karto triggeris prisiminimas, kas dar padeda pasiekti daugiau. Vėlgi, tie, kas dabar įsijungėt, grįžtam prie to. Mano labai ilgus metus pagrindinis klausimas buvo, kaip uždirbti daugiau pinigų, kaip gauti daugiau, kaip pasiekti daugiau. Tai yra geras klausimas, padeda eiti priekį, padeda siekti tikslų, padeda sukurti verslą, bet ilgainiui atsiremsit į tokį barjerą, kad
ne viską gyvenime nori daryti dėl pinigų ir reikia perėti prie truputėlį galbūt kito klausimų, tai kaip pridėti daugiau vertės, kaip daugiau duoti, nes tik tais duodamas kažką gausi. Ir štai čia, kur atsiranda, kaip sakiau, santykiai. Kur atsiranda santykiai su antra pusė. Aš esu labai laimingas žmogus dėl to, kad man gyvenime nusišypsojo viena didžiulė laimė susipažinti su savo žmona, su Ieva ir vesti ją ir kartu gyventi. Nes nežinau, ar dažnam vyrui tai būna, kad kai tu daug dirbi, kai prieš porą mėnesių mes turėjom bumą darbe, turėjom pokyčius sutarčių sudarimuose ir pardavinėjom, aš tikrai žiauriai daug dirbau, būdavo, kad išeinu į darbą 9-10 ryte, pareinu 10 vakaro. Ir paprastai moteris šiek tiek būna nepatenkintos nuo antros pusės tuo, kad vyrai tiek daug dirba ir tiek savęs atiduoda darbui, o ne jai. Tai sakau, aš labai laimingas esu, kad mano žmona, vėl, ir čia atsiranda Vytautas Jančiauskas su savo seminarais, dėl to, kad buvo pas Vytautą, dėl to, kad buvo pas Anthony Robbinsą ir dar krūvoj mokymų ir šiaip tiesiog yra nuostabi moteris, ką jinai daro, jinai palaiko mane, jinai supranta, kad tas fokusas mano į darbą yra laikinas dalykas ir kai grįžtu aš pavargęs po darbo, jinai mane apkabina, pasako, kad aš esu nuostabus vyras, kad tiek stengiuosi dėl šeimos, tiek stengiuosi dirbti, kad pasiekti tikslų, tai yra, kad galėčiau pastatyti namą šeimai, kad galėtų vykti toliau statybos. Jinai mane apkabina, sako, tu esi nuostabiausias vyras visam pasaulyje. Pribėga sūnus, apkabina, sako, tėti, aš visą dieną tavęs nemačiau, aš labai tave myliu. Ir tada, kada yra santykiuose palaikymas, kada yra ta tokia meilė, tai tu nori dar daugiau daryti, nori dar daugiau dirbti ir nori iš tikrųjų išėjęs į savo tą karjeros veiklą, į darbą, tu nori tiesiog būti kaip nesustabdomas, ne koks supermenas, eiti ir daryti tai, ką reikia, taip kaip reikia, aukščiausias standartą, nes jauti, kad visą tai tu gali daryti su už nugaros esančia didžiulė žmonos meilė ir palaikymu. Tai, mielos moteris, tos, kas žiūrit, palaikykit savo vyrus. Jūs galite mumis manipuliuoti, žaisti, taip, kad mes sukurtume didžiulius dalykus, didžiulę pridėtinę vertę, pasiektumėm kosmosą, tiesiog nepaprastai daug. Bet mums reikia jūsų palaikymo, mums reikia jūsų meilės, nes tas vyras, kuris išeina su mylinčios moters, kaip pasakyti, bučiniu ir energija ir paskatinimu, kad tu eini daryti gerai, išėjęs daryti savo vyriškus darbus, su savo vyriška energija, turės nepaprastą stiprumą, nepaprastą tvirtumą ir galės parnešti namo viską, ko jums reikia, nešios jūs ant rankų, darys viską, ko nori. Vyrai, norėdami uždirbti daugiau, pasiekti daugiau, jeigu toks yra klausimas, ugdykit savo vyrišką energiją. Užsiimkit kažkokiu sportu, kuris teikia tos vyriškos energijos, kur būtų kažkoks kontaktas. Galbūt tai bus kažkoksai kovos sportas. Nesakau, kad reikia muštis ir duoti visiems į galvą, bet tiesiog duoti truputėlį tokio brutalumo, nes ką pastebėjau, kad šiandien visuomeniai daug vyrų yra patapę, vadinkim, tas angliškai žodis pussy, tokiais, skystesniais, negu kad galbūt reikėtų būti. Ir ugdykit savo tą vyrišką energiją, kaip sakiau, tai padės daugiau pasiekti gero jūsų gyvenime. Iš tikrųjų, manau, kad šiandien aš jau valandą laiko šneku, ką čia norėjau jums papasakoti. Tikiuosi, kad transliacija visa galim bus uploadinta į Facebooką ir galėsit persižiūrėti, ką aš čia pasakau pačioj pradžiai apie pirminio klausimo uždavimą, apie vertės kūrimą, vėlgi norint pasiekti daugiau apie vertės sukūrimą, tai persižiūrėkit, tie, kas prisijungia dabar, tai jo, pasižiūrėkit apie tai, ką aš nekėjau. Esu tikras, kad vertingų dalykų papasakojau
Visiems tiem, kas žiūrėjo, tai ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad buvot su manim šį rytą, padėjot man pasivažinėti į Klaipėdos. Man tiesą pasakius dar liko 60 km. Tiesa, jeigu turit kažkokį tai klausimą, dar galite užduoti, mielai atsakysiu. Jo, tai tokie, galbūt rezumuojant apie uždirbimą ir apie pasiekimus gyvenime. Pirmas dalykas, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, tai yra kokį savo klausimą užduodat. Tai reiškia, kiek norit uždirbti. Ar norit uždirbti tam, kad sumokėt komunalinius, ar tam, kad pratempti mėnesį, ar tam, kad gerai jaustis, ar norit uždirbti tiek, kad pakeistumėt pasaulį, koks jūsų tas tolerancijos lygis, tą turėtumėt savo atsakyti, koks jūsų tikslas. Kitas dalykas, į ką turit fokusuotis, tai yra vėlgi į tai, kad jeigu norit ir pasiekti, ir jaustis gerai, būti laimingi tame, ką darot, turit kurti vertę. Turit kurti vertę, turit eiti iš tos pozicijos meilės, iš davimo pozicijos, iš dėkingumo pozicijos, nes tokiu atveju sukursite verslą, kuriuo žmonės tikrai žavėsis, nuoširdžiai norės prisijungti, jaus prasmę tame versle. Jeigu jūs eisite iš pozicijos tik pasidaryt babkių, jų pasidarysit, bet jausitės nelaimingi. Yra tikrai krūva žmonių pasaulyje, kurie uždirba daug pinigų ir po to tos pinigus išleidžia savęs ieškojimui tam, kad jaustųsi laimingi. Tai vėlgi eikite iš pozicijos meilės, davimo, natūraliai tada būsit laimingi, gerai jaustės, galbūt pinigų nebus tiek daug, bet jaustės labai laimingi, būsit sveiki ir šypsositės daugiau. Tai vėlgi, man atrodo, kad to už pinigus tiesiog nenuspirksi. Apie ką dar aš nekėjau? Vėl sakiau, tas davimas, spręskit žmonių problemas. Kuo didesnę problemą išspręsit, kuo didesniam žmonių skaičiui tą problemą išspręsit, tuo daugiau gero jums grįš. Gero tai nebūtinai pinigais. Uždarbis, mano supratimu, tai nėra vien tik pinigai. Gerų įvykių, gerų emocijų, gerų dalykų, gerosios vertės, geros energijos jums sugrįž. Tad kuo daugiau gero išspinduliuosit, tuo daugiau gero jums grįž. Tai spręskit problemas, sukurkit gerą. Žmonės daro veiksmus dėl, kaip sakiau, dviejų priežasčių, tam, kad patirti malonumą, arba kad išvengti skausmo. Pasižiūrėkit, kaip jūsų verslas, tai, ką jūs darote, galėtų arba išvengti padėti žmonėms skausmo, arba padėti patirti daugiau malonumo. Tai vėlgi, apie ką dar kalbėjom. Šiandien iš tikrųjų daugiausiai aš kartuoju žodį vertė ir davimas, kad būtų fokusuotis į tai, kad duoti, pridėti vertės ir su meilė daryti. Tiesa, jeigu pridėt vertės darot su meilė, būkit geri. Darykit tą verslą, kuris jums patinka. Darykit darbą, kuriame jaustės gerai. Nes toks paradoksas, didžiulė keistenybė, bet daugiausia uždirbsite darydami tai, kas jums labiausia patinka. Ir jeigu pažiūrėsite, tie žmonės, kurie yra visiškai nurauti, visiškai crazy, ta prasme, nuaušę dėl savo veiklos. Pavyzdžiui, aš pasižiūriu žmogų, kuris ten, tarkim, snowboarderiai, kurie visiškai, tarkim, jiems slidinėjimas, snowboardinimas yra ten, gyvena tuo. Jie ir uždirba daugiausia būtent to veiklo, dėl to, kad jie labiausiai tą myli. Kokie nors medikai, kurie ten iki kaulų smegenų nori padėti žmonėms, nori būti medikais, specializuojasi savo srity, žmonės jiems nori sumokėti daugiausia pinigų, nes jie gauna tokią geriausią paslaugą. Tai vėlgi, didžiausia vertė ir geriausia jaustės, jeigu maksimaliai fokusuositės į tai, kas patinka. Tai, kad tikrai jaučiate laimę darydami, žmonės jums mokės didžiausius pinigus. Ir kitoje pusėje, žmonės, nors, pavyzdžiui, Lietuvoje turi tokį pripratimą, kad reikia save aukoti. Jeigu aš sunkiai dirbsiu, tai kas nepatinka, arsiu kaip arklys, susiraukęs visą dieną. Ir neuždirba. Dėl kad žmonės pasižiūri, klientai potencialus, tu sėdė čia visas nupiepęs, nusiminęs, kaip koks, net nežinau kas, neturiu pavadinimo.
visas surūgęs, žmonės mato tą emociją, nenori eiti pas tokį žmogų ir duoti jam savo pinigų, nes galvoja, aš duosiu jam pinigus, jis bus dar nelaimingesnis. Nu, gal tiesiog nieko iš jo nepirkim, nes nu, kam jam gadinti nuotaiką su savo ateimu. Ir aš žinau, kad jūs esate turėję tokį patirčių, kada ateinate į parduotuvę, kažką nusipirkti, tam verslui padėti kažko tai, ir jūs jaučiate, kad esate nepageidaujamas. Ateinat kaip ir uždirbti verslo pinigų ir jaučiate, kad galbūt nereikėjo čia ateiti, nes surūgusi kokią nors padavėją ar pardavėją jaučiate, kad jai jūs tam visiškai nerūpi. Tai va, darykite, kas patinka, tada daugiausiai uždirbat. Aš platauna, taip, keturi dalykai, tai kokie jie? Atsakymas į tos 4 dalykus šiandien, kadangi apie būsto kreditus, tai aš už 4-5 valandų darysiu būtent tą seminarą Klaipėdoj, pinigų bitės renginį, 14:50 oficialiai mano pranešimas. Ir ten kalbėsiu apie 4 dalykus, bet labai, tai kadangi turėsiu tik pusę valandos, tai galėsiu papasakoti tik apie pačią bazę ir apie patirtis, kaip man sekėsi imti būsto kreditą, tai ir savo patyrimus duosiu. Tai aš tikiuosi, kad ten Klaipėdoj bus internetas gan geras ir paleisiu irgi live streamą tos paskaitos ir jūs galėsite pasižiūrėti. Tai 14:50 šiandien penktadienį, kaip šiandiena yra 2 gruodžio, galėsite įsijungti, tai tiesiog palaikinkit mano šitą puslapį Žilvinas Butkevičius mokymai tavo sėkmei, palaikinkit ir užsidėkit, jeigu norit gauti tas pranešimus apie transliacijas gyvas, tai kiek žinau, reikėtų užsidėti ne tik like ir follow, bet viršų turėtų toks pasirinkimas būti see first, matyti pirmiausia. Tai jeigu uždėsit matyti pirmiausia, visada, kada įdėsiu kažkokią tai gyvą transliaciją, kaip ir sakiau, ir šiandien tą patį darysiu po pietų, jeigu leis techninės galimybės, tai jūs būsit tie, kas gauna pranešimus ir matysit, kad va, gyvai ir seminaras ir galite įsijungti. Tai mano dabar toks tikslas yra daryti daugiau tų transliacijų. Tiesa, norit pažiūrėti kaip būsto Klaipėdoj? Tikiuosi Vilnių, kai išvažiavau iš Vilnių šiandien šįryt, buvo giedra. Pažiūrėkit, kaip čia gražu. Snaigės krinta kasniais tiesiog. Milžiniškos tokios didžiulės, pūros, fluffy tokie. Kaip gražu. Tai, ką noriu pasakyti, kad jeigu norit matyti transliacijas, užsidėkit see first, tam, kad išmestų jums pačią pradžiai. Šiandien iš tikrųjų greičiausiai tiek klausimų daugiau nesulaukiu. Pasidalinkit šito įrašu, aš jį paspausiu dabar, kad sukeltų į Facebooką. Ačiū, kad žiūrėjot, geros jums labai dienos. Linkiu gyvenime būti tais, kurie daugiau duoda. Myli žmonės aplink save, kasdieną pagalvokit apie dėkingumą, už ką esate dėkingi. Aš esu dėkinga šiandien ypatingai už tai, kad jūs prisijungat ir leidot laiką su manim. Ir geros dienelės, tikiuosi pasimatysim su dalimi iš jūsų apie ten 3 valandą, kada kalbėsiu Lietuvos banko renginį apie tai, ką daryti prieš man būsto kreditą, kokius darbelius. Tai tiek, iki pasimatymo, geros dienos. Myliu, bučiuoju, ate.